Tęsime lift-off video. Tai va, sekantis žingsnis bus prijungti mūsų pultus prie žaidimo. Tikiuosi visi turėjot pakankamai laiko nusikrauti Steam narščiklę. Mes galime ją iš karto atsidaryti. Pas mane jau dockė, arba sakau, kas nežinot, einate į application, kur jinai nujumnaja. Čia jūsų visos tos programos ir yra Steam programa, tai arba gali čia spaust, arba jeigu pas jūs į docką įsidėti, į docką įsidėti lengva, paimat ir nusitraukite žemyn ir jinai įsideda ir lieka tenai. Bet sakysime, atsidarysim šitą aršiklį, o per tą laiką mes įsijungsime pultą. Kaip visada, kiekis mygtukų ir ilgiau. Vėlgi, nuleiskite gazą ir pažiūrėkit, kad mygtukai būtų išjungti. Žalia šviesa dega. Mes pasirinkę esame SIM modelį. Ir dabar, atsidarysime patį žaidimą, einate į library. Jeigu jau spėjat nusidownloadinti, tai jisai turėtų būti čionai, spaudžiam play. Čia sakau, šitų aš niekad savo galvos nesukau, bet kas yra vienodai, man čia rodo viską. Pasikrau žaidimas. Užtrunka kelias minutus ir dabar žiūrėkite, su Radio Master Pocket viskas bus labai paprasta. Mes pabandysime su trim laidais prisijungti. Okay. Čia toks yra trumpas USB-C prie USB-C. Čia Apple kabelis, jisai ir krovimui tinka, ir duomenų perdavimui. Tai jo, bet kokį pultą, kaip ir per tą viršutinį lizdą, plakit garsą, aš išjungsiu žaidimą. Kai programuojate arba prie simuliatorius jungite, kai perkate USB kabelį, būtinai atkreipkite dėmesį, kad jis nebūtų tik tai krovimui, nes dabar tie USB kabeliai būna krovimui ir būna duomenų perdavimui. Tai žiūrėkit, kad jisai būtų būtent duomenų perdavimui. Šitas, pavyzdžiui, Apple kabelis mano MacBook'o, tai prasme jisai tinka ir tam. Ir tose dauguma duomenų perdavimo kabeliai jie tinka ir krovimo, ir duomenims, bet jau kai kurie pigesni kabeliai jie būna tik tai krovimui. USB to USB. Tai pas mane MacBook'as turi du USB-C lizdus, lygiai taip pat kaip USB-C lizdai. O abiejų pultų, kaip sakau, čia viršuje jie būdų yra. Tai su Radio Master turėtų būti viskas paprasta, pabandysime su šitų kabelių prijungti. Ir dabar stebėkite, dabar aš pakol kas įjungiu tik tai į kompiuterį. Ir dabar žiūrėkite į ekraną, aš kaip prijungsiu jį, ant ekrano turėtų atsirasti toks ekraniukų, lentelė tokia. Atsiras jums šitas toks langelis. Ir čia yra, trys opcijos. Joystick, Storage SD. Tai Storage SD mes tai naudojame, kai naudojam pultą kaip Flash USB, kai kortelę ten reikia failus atidaryti ar backupą padaryti, kai mes atsidarom kaip external hard drive savo kompiuteryje, bet mes kadangi norime naudoti kaip USB joysticką, paspaudžiat. Ir žiūrėkite, kompiuterio ekrane atsirado Radio Master Pocket Discovered. Tai reiškia, pas jūs viskas veikia. Dabar žiūrėkite, aš išjungsiu. Čia viskas tokio nieko neatsitiks, čia viskas tvarkoj. Jis atsijungia nuo žaidimo. Dabar paimsiu kad ir šitą kabelį. Ir jis toks paprastas, su 90 laipsnių kampu. Tiesiog, bet jis tas pats USB-C vėl prijungsim. Puk. Vėl langas tas toks atsirado, vėl spaudžiame joystick. Ir vėl atsirado kompiuterio ekrane, kad rado pultą. Tai ir jūs tokį kabelį pas jūs ateis jisai pulto dėžutėje, su pultu tik tai, matot, čia kadangi jis yra senas, USB-A, jums reikės tokį adapterį nusipirkti. Bet jūs lygiai taip pat galite naudotis ir tokiais kabeliais, savo, tik tai žiūrėkite, būtų duomenų. Tai
Nu ir šitas kabelis būtų visiškai taip pat. Tai vat sakysim, naudojamės tuo trečiu su perėjimu. Šį vėl įjungsiu. Ir dabar jau mes jau galutinai prijungsim, vėl vat atsirado tas langelis, įspaudžiam joystick. Ir irgi veikia. Tai va, ir dabar daugiau šiuo momentu, vat galite žinot, ką padaryti. Pakeisim ekraną, kaip aš jums rodžiau prieš tai, ten yra 4 opcijos, kaip šitą ekraną pakeisim, eisime mes, kad matytųsi mūsų joystickai, nes mums reikės jūs kalibruoti ir pačiam žaidime. Tai parodysiu, kaip tai daroma. Ir paskui mes persijungsim prie TX16. Ten spalvotas ekranas, truputį viskas kitaip ir dar vienas dalykas, kurį norėsiu parodyti. Ir paskui likusiu programavimą jau su to TX16 darysim, nes viskas bus praktiškai tik ant kompiuterio pačiam žaidime. Ten nieko daryti, ten jokio skirtumo nėra, ar tai bus Pocket, ar tai bus TX16. Kai prisijungiat, galite eiti į Options, einate į Controls ir einate į Controller. Controller tai reiškia jūsų pultas. Atsidarysiu jums šitas langas. Ir dabar žiūrėkit, jeigu jūs pirmą kartą visiškai prijungėte būtent šitą pultą prie žaidimo, tai mažiekit, aš dabar judinu šitus pagaliukus ir mano dronas, viskas ten tvarkingai pasivyksta, bet greičiausiai, kai pirmą kartą prijungsit, dronas absoliučiai nereaguos, jis stovės vietoje. Ir ta prasme, tada reikia pradėti nuo kalibracijos. Jūs kalibruoti galite bet kada, bet sakau, tik vienas skirtumas bus, kai jau antrą kartą, trečią kartą prisijungit, dronas susien jau kažką darys, jau klausys jūsų. Bet jeigu nieko nevyksta, einate į kalibraciją ir parašyta Start Calibration, pradedam kalibraciją. Čia irgi užrašyti ant ekraną. Ir reikės žiūrėti šitą ekraną toliau esančiam instrukcijom. Spaudžiam Start Calibration. Ir dabar rodo, ką daryti. Paimam pagaliukus ir nespaudžiant, bet iki pat galo krašto padarome. Mūsų dronas veikia. Ir dabar prašo nucentruoti pagaliukus, tai žiūrėkit, mums kaip tik tie 2 kvadratukai, rodo, kur mūsų gimblai, tai šitas spiruoklių pagalba nusicentruoja ir čia, jeigu nenusicentravęs, nusicentruokit taip, kad toks pliusukas atsirado. X-as, jis reiškia vidury. Išcentravot ir spauskite Use Current Center. Paspaudėm. Ir dabar jums rodys, matot, pagaliuką reikia pakelt iki viršaus. Vėl į centrą pastatom, žiūrėkite čia, kur, kad iš pačiam centre būtų. Dabar jums rodo, kad pakelti šitą iki pat viršaus. Toliau nuvaryti šitą iki pat krašto. Vėl įsicentravo. Šitą iki krašto nuvaryti. Jisai išsicentravo. Ir viskas jūsų kalibracija ir baigta iš principo. Tada spauskite Save. Ir jūs visada galite iš naujo nusikalibruoti, jeigu ten kokių netikslumų yra ir taip toliau, jau ten smulkumas. Svarbiausia, nusikalibravot ir dabar žiūrėkit, matot, propeleriai sukasi į viršų, gazas kyla. Ir kai Mode 2, tai sakau, Mode 2 tai yra kairiai pusėje gazas aukštyn žemyn, kai iš šonus varinėjate, jisai plokštumoj sukinėjasi, horizontaliai plokštumoj, su dešiniu gimblu į priekį, jisai priekį ir atgal lenkiasi, ir su dešiniu, kai iš šonus einat, čia vadinasi Roll, jisai iš šonus sukinėjasi, čia vadinasi Pitch, čia yra Roll, čia Throttle, ir čia yra Jo. Čia tie taip judesiai vadinasi. Ir galim išeiti. Ir dabar aš atjungsiu šitą radio pultą, nes visi kiti žingsniai bus visiškai tokie patys. Čia nesvarbu, ar čia Radio Master ar ne, bet aš parodysiu, kaip tai daryti su TX16. Sėdant TX16. Įsijungiam. Visada throttle, nuleidžiam žemyn.
žiūrėkit, kad jūs būtumėt pasirinkę tą SIM modelį. Ir štai primenu kaip, spaudžiate šitą mygtuką, Manage Models, o čia milijonai modelių pasirinkat. Na, jeigu jis jau geltonas, tai reiškia jis pasirinktas, bet galite paspausti, o jis įsistoja šitą modelį. Dabar žiūrėkit, aš jums parodysiu dalykai, apie ką jums reikia žinoti. Paimu tokį USB-C to USB-C. Ir čia tik tai būtent tam tiek 16 šitas dalykas. Žiūrėkit, imu. Įstatau aš jį į lizdą ir jokio lango neatsidaro. Ir kompiuterio galite ekrane žiūrėti, jokio ženklo, kad neprisijungia. Okay. Net paimsiu Apple kabelį, kuris, žinau, tikrai geras. Kabelį šitą paėmus. Galim pajungti. Ir vėl įdičiai įjungti, vėl nieko. Nei ant kompiuterio ekrano žaidimo, nei ant pačio pulto. Tai čia toks dalykas pasirodo, aš žiūrėjau kitus video, kiti žmonės, Amerikoje išgirdėjau, jie šnekėjo, kad būtent reikia naudoti šitą kabelį, kuris ateina su pačiu pultu. Esmė būtent, kad būtų tas senas USB-A ir USB-C, kuris dedasi į pultą, bet šitas reikia nusipirkti būtent tą perėją, aš Apple esu nusipirkęs, man jį teko grinai, jeigu aš jį dabar įstatysiu čionai. Ta prasme, su šito, jeigu pas jūs yra USB-A lizdas kompiuterėje, tai jūs galite jungti taip, bet kadangi pas man USB-C, tai aš galvoju nusipirkęs kitą laidą arba Apple tą kabelį naudodamas viskas turėtų veikti, bet neveikia. Reikia man nusipirkti tokį, čia dabar USB-C, žiūrėkit, aš įjungsiu, paimsiu šitą. Įstačiau, ir atsirado tas langas. Vėlgi, mums USB storage nereikia, serial irgi nereikia, mums reikia joystick. Mes spaudžiam joystick ir pas mūsų ekraną atsirado Radio Master tiek 16 joystick detected. Tai vėlgi, kaip sakiau, galite nueiti į tą opciją, ten staigiai susikalibruoti čionai, bet ir vėlgi atpažinasi pas man jau, kadangi buvo prijungtas, tai jis pas mane veikia, bet aš parodysiu, kaip geriau daryti. Sakysim jūs, pirmą kartą prisijungite prie pulto ir jis nejuda pas jūs į tas opcijas nuėti. Pradėkite, pirmas dalykas, pradėkite šitą žaidimą eidami į tutorial. Tutorial, tai yra toksai mokymo kursas vadinasi. Spaudžiate čia ir pirmas dalykas yra getting started, kaip pradėti. Šitą spauskit. Ir čia jis jums kiekvieną žingsnį išaiškins. Čia galit pasirinkti kalbą, čia yra prancūzų, ukrainiečių ir anglų. Einate sekantis. Ir dabar žiūrėti jūsų pultą. Pasižiūrim pultą. Ir dabar praktiškai, čia galite pradėti kalibruoti. Start calibrate. Atsistojat. Spaudžiat Start Calibrate, padarėte pagaliukais. Išcentruoti reikia. Pažiūrėkit, kad čia būtų tas gazas per patį vidurį. Ir dabar tiesiog instrukcijas padarėm taip. Vėl išcentravom viską. Kaip rodo, reikia taip padaryti. Einam čia. Einam čia. Vėl išcentruoti gazą reikia. Išcentruoti. Viskas, calibration baigta. Spaudžiam save. Ir čia galite spausdyti hide. Ir toliau einate. Next. Ir čia galite, atsimenat, kur aš jums sakiau, kad galima padaryti šitą mygtuką. Arba lygiai taip pat šitam pulte mes užprogramavom 6 kanalų šitą mygtuką, kad galima padaryti žaidimo reset.
Vat čia žiūrėkit, bus jūsų visi kompiuterio mygtukai čia, klavišai klaviatūros, iš čia galite reguliuoti confirm, ten rewind, reset, reset, jeigu paspausit, R raidę ant klaviatūros jum, bet sakau, jeigu nenorite akinių, nusiminėt, kad jūs tik tai šitų mygtukų naudodamėsi galėtumėt padaryti reset, kas yra vienintelė mygtuko tik ir reikia, kad iš kontrolerių naudotis. Tai žiūrėkit, kadangi mūsų šitas pultas yra prijungtas, einate į reset, jis jau pas man priprogramuotas, tai aš tiesiog išnulinsiu viską, reset, spaudžiam, kadangi none, spaudžiam, ir jis dabar, lygiai taip pat, kai mes įprogramuojam, paimsim ir pajudins. Ir žiūrėkit, ekrane, jisai užsikodavo Axis 5+, čia jau jų kodai, kaip jie ten pasižymės, gali būti ir kitaip. Ir lygiai taip pat, jeigu jūsų šitas pultelis būtų prigamintas, tai jis tiesiog, ten, kai paspaudžiate tą mygtuką, tai vietoj šito judinti, tiesiog spaudžiate šitą mygtuką ir jisai, čia užsikoduos, spaudžiate confirm, ir viskas. Ir hide. Einate toliau. Dabar žiūrėkit, lift off Simulus Warrior drone system, preselect below, what's best matches for experience. Tai iš principo, new pilot, ką norit galite pasirinkti, sakysim, new pilot. Ir žiūrėkit, čia tokie settingai, ten jums baterijos nesimuliuos, tikros ten kameros garso, God mode, tai reiškia, kad jūsų dronas ten nepasižeis. Jeigu nugriusit, ten nerodės, nesimuliuos, kad jūsų ten propereliai sulūžė ir taip toliau, kol jūs normaliai išmoksite skraidyti. Ir on screen display, tai irgi jums to nereikia. Ir ta prasme, visus dalykus galėsite paskui settinguose pakeisti, kai jau suprasite, kaip čia viskas vyksta ir jums būtent šitas mokymo kursas padės, kuris pačiam šitam žaidime yra. Apply. Ir einame next. Jums čia siūlau atidaryti savo sąskaitą pačiam žaidime tam Pro, kad jūs galėtume playerį daryti, ten daug visokių dalykų, bet jums to nereikia. Ta prasme, jūs tai galėsite padaryti bet kada, aš parodysiu tik kur. Ten paprasta labai. Ir viskas, jūsų, ta prasme, dronas sukalibruotas. Ten pagrindiniai settingai nustatyti šito mokymo kurso pagalbai. Ir dabar sekantis žingsnis bus jau rodys daugiau apie droną. Vėl eina į tutorial. Ir first flight. Spaudžiate šitą. Ir pirmas dalykas jums čia paaiškins, ta prasme, dronas, kas yra, kaip jis veikia, iš kokių dalių jis sudarytas, viską jums čia taip gražiai. Toksai tikrai geras kursas, šitas pats geriausias žaidimas su šitų mokymo kursu. Ten yra porą brangesnių žaidimų, vienas gal ir kur geresni, bet jau ten profesionaliem pilotam treniruotis ir taip toliau, bet visiškai naujokam, tai Liftoff yra tikrai superinis ir būtent visas šitas interfeisas, žaidimas, fizika labai gera, ta prasme, tikrai visi gyrė ir, ta prasme, tikrai vienas iš geriausių simuliatorių, ypatingai mokytis. Čia tiesiog čia, skaitykit, parašyta, kas yra, ką jūs čia darysit ir pabiškai to mes čia nueisim greitai, jūs visą tai lėčiau darykit, pasiskaitykit, kas čia yra, čia aišku anglų kalba, bet ta prasme, sakau, čia čia jums rodo iš kokių dalių sudaryta, čia motorai, propeleriai, baterijos, aiškina, goglai, pultas ir taip toliau. Tarp liko mano šitas kilimėlis, jeigu jį apversti, tai jis būtų visiškai toks pat žalias kaip čionai. Gerai. Čia jums aiškina, iš ko visą tai padaryta. Tiesiog next. Aš čia greitai sakau, jūs taip patys pasiskaitykite.
Čia vat kaip akiniai veikia, kaip tas video signalai, čia vat radio pultas, radio signalai. Ir dabar vat jums sako, pajudinkite savo stikus, va, matote, jūs judinate ir tenai viskas juda, viskas gerai. Toliau. Va, vienu žodžiu klausiu, ar viskas tvarkoja, jūs traukia tvarkoja. Čia jau, jeigu ne, tai jūs galite nueiti į kalibraciją, bet mes tiesiog continue, mums nereikia. Va. Vėl next. Ir dabar tiesiog eiti žiūrėti sekantį tutorial, atsidarys sekantis langas. Ir va, line of sight skirdimas. Ir sakau, ten paskui ir einate va, per visus šitus, tai va, sekantis jau jums leis skraidyti. Čia bus toksai skraidimas be akinių, jis vadinasi line of sight, kad ta prasme, va taip, va, jūsų dronas kažkur tai va ten guli ir jūs pasiėmę pultą, jūs va, nu, bandite išmokti, kad jisai va, va čia va dabar va jums pasakys, kad, nu, skrist va, šitą droną, va taip va žiūrinti, ne per akinius. Va, ten tiesiog paskaitykite instrukcijas. Dabar jums parodys, kaip jisai va skraido. Čia atskaitykit, prasme, aiškina, kaip juos valdyti, ką daryti, kaip gazas veikia. Nu, va, jums ten rodo, kad reikėjo jo visą laiką nuleisti gazą žemyn. Nu, vienu žodžiu. Žiūrėkite į tos pagaliukus, vat, ką jie daro ir, ta prasme, nu, ką dronas daro, nes, nu, čia va tie būtent tos jūsų gimblų pozicijos ir taip toliau. Atmatot, šitie vat, pagaliukai dabar, vat, nu, tai šinys pagaliukas apšiai vietoj stovėjo, čia va tik tai aukštyn žemyn. Tai va, tų instrukcijų klausykitės, na, ten pitch. Na, žodžiu, šitas instrukcijos ilgai. Sėkmės čia. Dabar aš dar parodysiu, kaip galima šitus pultus prijungti Bluetooth būdu. Spaudžiate Escape, Quit, Confirm. Ir visada vat, galite grįžti vat, vėl į tą tutorial. Čia vat, kaip pradėti, pirmi skrydžiai. Šitas daiktas čia yra, vat, jums tiesiog trasą kažkokią išrinks, spaudžiate ir jums tokia atsitiktinė trasą išmes, vat, ir galite skraidyti. Čia yra šiaip, vat, irgi apskritai, vat, tokia net trasa, šiaip vat, toks laukas. Ir jūs galite skraidyti, vat, nu, kur norite. Tarp kito, aš jums parodysiu, kaip vat, tas mygtukas, vat, šitas vat, reset, kaip jisai veikia. Tai vat, dabar žiūrėkit, nu, vat, bet kokią vat, tokią mes trasą išsirinksim, vat, čia sako random. Tai mums čia pakraus, vat, čia bus kažkoks tai statybos ir vat, kaip galima skraidyti ir vat, kaip tas mygtukas veikia. Aš paskui parodysiu, kaip tas mygtukas veikia. Nu, jis veikia visiškai taip pat ant šito pocketo, bet jau kai mes prijungsime prie Bluetootho. Kad man dabar abiejų prijunginėti nereiktų. Nu va, kad pradėti skristi, reikia gazą iki galo nuleisti. Ir dabar nu, čia šitų mygtukų nekreipkite dėmesį, aš man patogiau tiesiog vad laikyti. Nelabai čia skrisiu, bet va, matot, va. Galima pradėti skristi. Ir va, sakysim, aš susidaužysiu kažkaip. Va taip, va. Va. Ir aš noriu iš naujo pradėti žaidimą, nes, nu, va, tai neišėjo man. Tai va, įmu šitą mygtuką. Nu, iš automatiškai įsijungia, bet, va, sakysim, kažkur, va, vidury, va, aš pakilau, reikia nuleisti, kad pradėtų skaičiuoti. Va, pakylam. Ir dabar aš noriu vėl, va, iš naujo, aš kažką netai padariau. Imat mygtuką, jūs spaudžiat, va, ir jums iš naujo žaidimas prasidėjo. Kad jums pradėt, nu, startas prasidėtų, nuleidžiate gazą, matote, pradeda skaičiuoti ir visus ir va galite skristi.
Vat, sakysim, nugriuvote, norite pradėti iš naujo, vėl tą mygtuką paspaudžiate ir jums iš naujo viskas. Tai va toks principas. Tai va ant šito pulto reikėtų tiesiog šitą mygtuką paspausti, tai to. Gerai, mes išeisim ir pabandysim prisijungti per Bluetooth'ą. Va, šitas ekranas lieka čia, mes dabar atjungsime jį. Vat matote, jis prapuolė, disconnected. Ir dabar mes pabandysime jį prijungti prie Bluetooth. Dabar žiūrėkite, šitas TX16, jisai jau turi Bluetooth galimybę, nes, jisai turi viduje montuotą IRLS siųstuvą. Ir tas IRLS siųstuvas, jisai turi Bluetooth mikroschemą, bet kad jinai veiktų, reikia, matote, pas mus simuliatorius, aš jums rodžiau, nueinate į modelio nustatymus, abudu siųstuvai yra išjungti ir išorinis, kurio nėra, ir vidinis, kuris yra, bet jis išjungtas. Kad Bluetooth'ą jungti, reikia spausti, įjungti ir turn on RF. Tai mes įspaudžiame, jungia, čia viena tik opcija yra, CRRF, čia IRLS protokolas naudojasi, IRLS naudojasi CRSF radiobangų protokolu. Mes išeiname, dabar žiūrėkit, jis geltonas, tai įjungtas siųstuvas, mes išeiname į bendrameniu ir einame į sistemą. Einame į sistemą ir mes patenkam į Tools meniu, jeigu kažkur kitur nuėjot, čia yra mygtukai, galime čia visur paikščioti ir galų gale, kai ant Tools atsistojot, Express LRS. Jeigu pas jūs nėra Express LRS apskritai šitame ekrane, aš įdėsiu linką, kaip gauti šitą Express LRS Lua script. Atsiminkit šitą pavadinimą, jeigu nėra pas jūs Express LRS šito tokio langelio, tai ten yra atskiras video, kaip padaryti, kad jisai būtų. Ten reikia failą į SD kortelę įkelt. Tai dabar žiūrėkit, spaudžiamas jį, įsijungia vidinis siųstuvas, Radiomaster TX16S, vidinis. Ir dabar čia galit nieko nežiūrėti, čia dronų valdymai visą tai. Einame žemyn ir važiuokit, BLE joystick, čia yra Bluetooth joystick. Ir spaudžiate mygtuką ir važiuokit, jisai joystick running. Jis dabar skleidžia Bluetooth signalą. Okay? Dabar einam prie kompiuterio. Ir, kadangi pas man šitas Bluetooth'as jau buvo prieš tai prijungtas, ir parodė, kad atrado jį. Bet, sakysim, jeigu pas jūs nebuvo prijungtas šitas pultas anksčiau, mes, išeisime iš jo. Yes. Ir tada reikia, čia nueiti nustatymus. Ten galima per sistemos nustatymus, reikia, susiras, pas mane yra čia, ta ikona Bluetooth'o. Aš einu čia, matot, rodo, kad jis pas mane yra. Aš jau pasididinsiu šitą langą šiek tiek. Tai aš galiu išjungti jį, sakysim, aš parašysiu, kad jį pamirštų. Aš noriu disconnect. Vėl jis. Tiesa, žiūrėkit, aš paimsiu ką. Paspauskit return mygtuką, jis išsijungia šitas Bluetooth'as, išsijungia. Matot, jis išsijungia ir čionai. Ir aš dabar galiu padaryti forget this device. Okay? Forget. Ir dabar žiūrėkit, jeigu aš jį vėl įjungsiu, Bluetooth joystick, jis vėl ranina, jis turėtų atsirasti, jis tada atsiranda pas jūs kažkur tai nearby devices, susiraskit, spauskit connect, ir jis pas jūs atsirado connected. Okay? Ir tada galite eiti play. Jo, ir palikite tą langą, ta prasme. Jeigu paspausit return, šitą mygtuką, tai jisai išeis iš Bluetooth ir atsijungsim nuo ekrano. Ir parodė, kad jis vėl prisijungęs. Express LRS joystick. Ir dabar žinokit, kad jisai dabar iš principo veikia kaip visiškai naujas pultas, kaip toks jausmas, čia maždaug taip pat, kad jis niekad nebuvo prijungtas. Tai kad kabelį buvo prijungę, kompiuteris to nežino, jisai galvoja, kad čia visai kitas prietaisas. Tai gali būti geras dalykas, tiesiog nueiti ir padaryti kalibraciją iš naujo.
nes gali būti, kad jūsų dronas nejudės iš karto. Atsakysim, dabar jisai juda, nes, aš buvau jį prieš tai prijungęs, bet, galit vėl paspausti, calibrate, susikalibruoti viską, užsiseivinti ir išeinate iš čionai. Tiesa, dar reikia ir tą mygtuką taip pat užsiprogramuoti, aš jokau rodžiu nesakau, jis neprisimena, kad, matote, šitas mygtukas jisai neužprogramuotas, nes jis, iš čia neprisimena. Vėl spaudžiate, kur reset, spaudžiate, paspausite šitą mygtuką, jisai atsižymėja, dabar jis aksis 3+, prieš tai buvo 5+, spaudžiate confirm, spaudžiate save, nepamirškit, ok, išeinat. Ir galite žaisti kokį random žaidimą, jau paskui patys viską išsiaiškinsi. Tai pultas prisijungęs, ir parodysiu, kaip jis skris galima. Gazą nuleidžiat, pradeda jums skaičiuoti, skrendate, užsitrenkėt kur nors ir galit iš naujo pradėti žaidimą, vėl iš naujo galit pradėti žaidimą, vėl iš naujo galit pradėti žaidimą. Tai mes išeinam šiandien. Ir aš dabar jums parodysiu vėlgi. Dabar mes galim išeiti. Spauskit return, mes atjungsime šitą pultą. Reikia ilgiau palaikyti išeiti šitų skriptų. Mes iš šitų pultų kaip ir pabaigėm, mums daugiau nereikia. Dabar žiūrėkit, šitas pultas. Šitas pultas neturi IRLS vidinio siųstuvo. Pas jį vidinis siųstuvas visai kito protokolą. Ten multi, jis vadinasi čia iš principo CC2500, čia senas protokolas, jis jokių tenai Wi-Fi, Bluetooth neturi ir taip toliau. Tai bet mes turim tą simuliatoriaus modelį, kaip mes galime Bluetooth prisijungti prie mūsų kompiuterio. Tai naudodami išorinį naujesnį tipo, čia yra Nomad, Radiomaster Nomad, X-Band, Gemini siųstuvas, nes yra pakankamai naujas, matote, čia yra tokia plastikinė plokštelė, čia yra Wi-Fi ir Bluetooth signalam, kad praeit, nes visas kitas korpusas metalinis, jis uždengia visas bangas. Tai čia yra kaip tik jau prisuktas nano adapteris. Jį taip pat galima, jeigu pas jūs čia irgi kažkoks protokolas, ne Express LRS kažkoks kitoks, tai jūs galite šitą taip pat ir įdėti čia, tik tai čia tas bėjus, jis yra JR vadinasi, reikia kito adapterio. Ir kai jūs perkate šitą išorinį siųstuvą, jis ateina su 2 plokštelėmis, šitą yra plastikiniai nusisuka, tai čia yra nano, kuri tinka šitam poketui, bet jie taip pat turi kitą plokštelę, didesnę, jisai adapteriais, kad kaip tik tilpti būtent čia jungtis kitokios, bet tas kitas adapteris irgi taip įsistato ir jisai veiktų, kaip parodysiu, kaip veiks su radio pocket. Tai mes galime prijungti išorinę, čia plokštelė taip nusijama ir čia būtent, matote, tokie dantukai, jie kaip tik eina iš šitus kontaktus. Čia yra nano, dar kitaip vadinasi light arba mini adapteris išoriniam siųstuvui. Čia yra Express LRS išorinis siųstuvas. Tai jį skatom taip gražiai. Iššoko. Ir dabar, ką mums reikia padaryti, mums reikia įjungti jį. Tai vėl einame į model, MDL mygtukas, model nustatymai. Mūsų SIM, jis jau žvaigždutė yra, tai spaudžiam page up. Matote, yra model setup. Einame žemyn su ratuku. Pamakot, internal RF, tai jis išjungtas, mums internal nereikia, nes jisai tas senas, ne RLS, mums reikia external. Mes nueiname external, spaudžiam. Ir čia bus daug opcijų. Ir mums reikia surasti tą CRSF, ta prasme Crossfire protokolą. Einam. Dar šitų ratukų visų netaip. Jisai buvo CRSF, spaudžiam jį, išsaugom. Dar nueinam žemyn.
Ir vat baud rate, vis laik nepamirškite pakeis baud rate. 400 čia yra labai mažai. Ir kadangi tie vat šitie naujesni pultai ir pocket yra tikrai geras, jų elektronika gera, reikia, čia yra, duomenų perdavimo greitis dažnis. Mes galime pačią didžiausią pastatyti. Tokių 5,25 mega vietoj 400 kilo. Išsaugom ir viskas mes išeinam. Ir žiūrėkit, pas mus įsijungia, lemputė dega, pas mus šitas išorinis siųstuvas veikia ir dabar vėlgi mes spaudžiame sys mygtuką, mums reikia surasti tam tools meniu Express LRS Lua skriptą. Spaudžiam sys ir matote tools. Ten taip pat buvo kaip tiek 16, tik sakau, ekranas biškai kitoks. Ir yra Express LRS. Jeigu jūs niekur šitam sąraše negalite rasti Express LRS, aš įdėsiu linką, kaip gauti šitą Lua skriptą ir kur jį rasti ir kaip jį įdėti į jūsų SD kortelę. Nes tas Express LRS Lua skriptas, jis toj kortelį gyvena. Tai jeigu jūs jo neturite, aš jums aš įdėsiu linką video, kaip jį galima į čia įsistatyti. Nesudėtinga. Tai galit paspaust. Matote, jisai pradeda krautis. Užsirašė, Radiomaster Nomad X-Band, tai čia pavadinimas šitas siųstuvas, jie atpažino. Ir vėlgi čia nereikia nieko dėmesio kreipti, visus šitus čia dronų valdymui. Tik žiūrėkit, jeigu pas jūs yra ten 1000 milivatų, visas vatas, ir be Dynamic, čia kur, matot, DIN, tai pakeiskit į Dynamic. Čia galima taip nueiti čionai. Galite turėti maksimum tą, žiūrint, kiek ten pas jūs gali būti ir mažiau, sakysim. Tai aš neįsiu. Čia galima sumažinti, man atrodo, Europai maksimaliai galima 100 milivatų, bet čia užtektų net ir 50 arba 10 milivatų iš principo, nes čia viskas šalia, kompiuteris. Mums daugiau nereikia, bet jeigu pas jūs yra ten iki maksimumo nuvaryta, tai pasižiūrėkite, kad pas jūs būtų Dynamic. Tai reiškia, kad dabar, kai jis visiškai arti ir geras ryšys, tai jisai minimum stiprumą signalą naudos, tai bus 10 milivatų. Tai žiūrėkit, kad būtų Dynamic. Grįžtam atgal, čia back, nueinam. Ir tada, čia visus praleiskit, einat ir vėlgi atsistojat ant šitą laukelio BLE joystick. Spaudžiame jį ir matote, jis ten tas kryžiukas jau sukasi, viskas joystick running. Mes tada galim jį trumpam čia padėti, čia dabar vienu žodžiu šitas siųstuvas, per šitas skilutės, ten yra Bluetooth antena, kur čia yra plastikas, šitas per šitas signalas eina. Leidžia Bluetooth signalą, galime nueiti čionai, rodo, kad mėlynas. Jis pas man jau buvo, vėlgi sakiau, kaip prisijungęs. Galim nueiti Bluetooth settings. Atrodys, čia jau net keli, tas buvo tiek 16, čia dabar kitas, not connected. O čia šitas Express LRS joystick connected. Tai jeigu jūs taiga nemato, tai žiūrėkite, nearby devices turėtų būti užrašyta Express LRS joystick. Ir jeigu pamatote, tiesiog spauskite connect. Čia tai ne mano, aš net nežinau, kas čia yra. Tai kuris šitas rodo connected. Viskas tvarkoj, galite uždaryti. Čia galima jį per čia irgi rasti, kaip matote, joystick. Mėlynas, viskas dega. Einame į žaidimą vėl. Ir tuoj pamatysit, kai jis prisijungs, kad joystick connected. Matot Express LRS joystick detected. Ir vėlgi, kadangi jeigu jūs per Bluetooth dabar pirmą kartą jungiatės, tai irgi reikės nueiti į options, controls, nueiti, controller. Ir jums greičiausiai šitas dronas nejudės pirmą kartą. Tai vėl nueinat kalibruoti, susikalibruojat viską, užsiseivinat, išeinate.
Va, ir galit žaisti savo. Nu, aš kaip sakiau, visiems pradedantiems nuo tutorial, pradėkite ten per kalibracijas, per viską jūs ten paaiškins, kaip dronai veikia, kokias detalės, kaip šitie gimblai veikia, kur ten ką daryti, vienu žodžiu, pradėkit nuo to, bet čia aš tik noriu parodyti, va, kad tas mygtukas, tiesa, mes mygtuko taip ir vėl irgi neužprogramavom, nes aš sakiau, tai per Bluetooth prisijungi, tai jam kaip visiškai naujas pultas, ta prasme, tai jis neprisimena, kai, to pulto, jeigu per kabelį buvo prijungtas, jisai žiūri kaip visiškai naują. Tai va dar vieną dalyką, nueinate čionai, controls, buttons, mygtukai. Ir va čia čia yra mygtukai jūsų, pačio kompiuterio. Ką jie reiškia, su R galite reset mygtuką paspaudę, bet lygiai taip pat galite su šitu mygtuku, kad jums nereikėtų ten kompiuterio siekti. Tai jis mane buvo jau prieš tai užprogramuotas, dabar rodant none, pačioje pradžioje bus, spaudžiate none, paimate tą mygtuką, paspaudžiate jį, jį užprogramavo, spaudžiat confirm ir save. Ok, exit, quick play, parodys, žiūrėsim, kad jis veikia. Ir tik sakau, nespauskite return mygtuko, pakol pas jūs veikia Bluetooth, nes jis tada atsijungs. Tai kaip yra ekranas, taip ir palikite. Kai norėsite išjungti, tiesiog return mygtuką spaudžiate. Tai žiūrėkit vėl. Žemyn nuleidžiam gazą, pradeda skaičiuoti, pradeda skraidyti savo, norite iš naujo, kažkur net kažkokią klaidą padarėt, norite iš naujo, spaudžiate mygtuką, persijungėte, norite paspauti, vėl iš naujo. Nuleidžiat gazą, kad pradėjote žaidimą. Nesigavo, nepatiko, spaudžiat mygtuką iš naujo. Ir viskas. Iš principo čia, dabar aš išeisiu iš šito meniu. Su pultais kaip ir viskas baigta, sakau, kad atsijungti, galite paspausti return. Jis atsijungs. Pagaitai, aš dar pirmą jungsiu patį sistuvą, vėl einam į meniu. Įsijungtas, kad nes energijos daug valgo. Ne, reikia ne į sistemos meniu, reikia į modelio meniu einam. Jau žvaigždutė yra jo, tada page up, model setup, einam žemyn. Returnal off ir external, nes dabar išjungsim, jisai mirksai, nes štai einam off. Išjungiam šitą, return. Ir sakau, su pultais kaip ir baigti. Aš išjungsiu pultą, kaip palaikyti ilgio, šimsiu šitą, išdėti tą paštelę, kad tie dantukai visai atsargiai saugoti, kad tai neužsilankstytų. Suktukas baigtas, šitus dalim subaigti sesiją, kad jie nenulūžti, tai labai žiai įsistatų. Atidėti šo. Ir paskutiniai daly aš jums greitai parodysiu, kaip prijungti savo FPV akinius prie kompiuterio, kad jūs, pavyzdžiui, galėtų užsidėję akinius žaisti lift-off žaidimą. Tai tikrai nėra būtina. Sakysim, žmonės, kurie turi tik analoginius akinius be HDMI įėjimų, tokių kaip čionai, jeigu matote. HDMI in, jeigu pas jūs nėra, tai jūs galite turėti tą tokį audio video, jis analoginis štekeris, jisai toks. Atkreipkite dėmesį, jisai statosi čionai ir galima, iš principo čia video signalą galima, analoginį video signalą galima siųsti į akinius. Bet tam reikia adapterio ir būtinai žiūrėkit, matot, čia yra 4 kontaktai, čia žemė,
audio, video, stereo, vienu žodžiu, turi būti 4. Ir dar kitas dalykas. Tai yra aš jums parodysiu kompiuterio. Čia yra būtent SkyZone akinių ir monitoriaus, čia būtent, kad audio kairys, audio dešinys, čia video ir čia minusas, čia eina. Kai perkate kabelį, būtinai atkreipkite į dėmesį. Kitas dalykas, šitas įeis į akinius, bet jums reikia, kad ir į kompiuterį prisijungtų. Tai čia yra, ta prasme, jungti prie analoginių siųstuvų ar, ta prasme, kažkokių tai šaltinių. Bet jums reikia į kompiuterį USB-C ar USB-A įjungti, tai čia gali būti jums reikės adapterio, nes kompiuteris siunčia skaitmeninį signalą video, o čia būtent yra analoginė signalo įėjimas šitas AV. Tai ten gali būti adapterio. Čia, žinokit, tikrai galvos skausmas. Jeigu kas savo galvos tiesiog nesukite, neturite HDMI, tai tiesiog prie televizoriaus prisijungti iš savo kompiuterio. Aš naudoju šitą kabelį. Čia Amazono. Tik atkreipkite dėmesį, čia iš kompiuterio pas mane jis įsijungia, yra source. Ir čia įeina į televizorių. Pirkite kabelius geriausios kokybės. Su televizoriais žiūrėkite, ar jie yra 30 Hz ar 60 Hz, nes, pavyzdžiui, šitas yra 30 Hz, mano televizorius priima 30 Hz geriausiai tą signalą, o 60 Hz ten buvo kažkokios problemos. Tai tokie niuansai, bet sakau, šitos dalykus dabar nesigilinsiu, paprastai aš prisijungiu būtent savo goglus ir ten nėra tas didelis HDMI, čia yra mini HDMI. O čia žiūrėkit, 4K, būtent ten yra 2.0 versija šitų kabelių HDMI, tai visą laiką pirkite juos. Čia prisijungia į kompiuterį, aš parodysiu, ir čia mini HDMI jungiasi į akinius. Ir aš tada galiu žaisti užsidėjęs akinius liftov žaidimą. Dabar aš jums akinius galima prijungti įvairiais būdais, čia yra powerbankas, sakysim, su kabeliu galima USB tiesiog įjungti. Ir aš gausiu elektrą, arba gali pasiimti lipo bateriją, prisijungia, o čia, ir čia jau tada šitas šteteris dedasi čianai, čia DCN, ir tada aš galiu jungti akinius. Tai dviejais būdais, aš paliksiu pakolkas aš paliksiu. Vienu žodžiu, aš daugiau akinių kaip ir nerodysiu, nes bus neįmanoma tiesiog jums parodyti per tas linzes, čia per kamerą jūs nematysite iš tikrųjų nieko. Aš turiu, žiūrėkit, čia yra analoginis monitorius, aš parodysiu ten kaip meniu, pavyzdžiui, yra toks pat, nes čia yra irgi SkyZone monitorius, M5F, ir jo meniu yra labai panašus, ten viena tik tai dalis meniu, ir aš parodysiu, kaip jinai atrodo. Jeigu akiniuose žiūrėti, bus labai panašus. Čia tenka pasirinkti bus viena opcija. Ir paskui, čia aš turėjau skaitmeninį monitorių. Tai vietoj prijungiant prie akinių, aš prijungsiu tą HDMI kabelį. Čia yra įėjimai ir matysit, kaip pasijungia į išorinį ekraną. Turite omeny, kad jūsų akiniai tai yra tas išorinis ekranas. Ir aš tas kaip paimsiu kompiuterį, jums čia po kamerą turėsiu parodyti, nes kai prijungi HDMI prie mano kompiuterio, tas screen recordingas išsijungia, aš negaliu būtent savo ekraną niekaip filmuoti. Ta prasme įrašinėti, kad jums kartu parodyti šitame video. Mes greitai atidarinėjame Steam naršyklę. Įdomi collections, mano liftov čia yra. Aš per tą laiką paimsiu. Aš dabar tiesiog aš įjungsiu monitorių. Nes įsivaizduokit, kad čia yra akiniai. Visiškai, kaip ekvivalentas. Galima jungtis. Aš iškart jungsiu čia HDMI in. Čia įsivaizduokit, pas jūsų akiniai, tik tai nebus tas didelis kontaktas pagrindinis, bet bus HDMI mini in. Bet jis nieko nesiskiria. Aš įkišu jį. Kaip matote, pakol kas nėra signalų. Mes jį tuoj prijungsime. Pamatysit, koks skirtumas yra.
Dabar žaidimas pakolkas jisai ekranus, bet iš principo klausykit, žaidimą net nereikia žiūrėti mums. Atsakysim, tiesiog prijungti ekraną ir pamatysit, kas vyksta. Tai va, žiūrėkit, imat ekraną ir jungiam. Įsijungs ekranas ir va kažkas atsitiko. Ir va žiūrėkite. Prisijungia. Akiniuose, kai nueisit, va, reikės paspausti šitą 2 kartus ratuką. 2 kartus paspaudžius, jum meniu toksai atsidaro. Aš šiaip greitai parodysiu, kaip jis atrodo. Nu, maždaug kažkas panašaus, jum tokia atsidarys meniu. Ir tenai bus tokia opcija pasirinkti, koks šaltinis jūsų akinių yra. Jeigu pas jūs yra analoginiai, tai jūs ten visokie RF analog, bet bus opcija HDMI in. Tai jūs ją pasirenkat. O tas meniu, aš jums galiu netgi šitam monitoriui parodyti, tas meniu yra labai panašus į akinių, jis praktiškai toks pat. Atsiras toks meniu ir ten su tuo ratuku, važinėjant ant akinių irgi susirasite, kur užrašyta HDMI in. Pasirinkate tą ir jūs tada gausite tokį vaizdą. Nes jeigu, pavyzdžiui, būtų nejungtis, tiesiog juoda viskas yra. Kai pasirinksite HDMI in, įsijungs. Matėt, viską rodo ir paskui čia jau galima nueiti vėl į Steam naršyklę. Klaidas šitas. Bet žiūrėkit, čia jau paskui tiesiog ant kompiuterio einate, užsidėję akinius, galit spausti. Aišku. Aišku, jūs to pačiu, jeigu ten antras lizdas yra arba per Bluetooth'ą, jūs jau būsite prisijungę pultą. Ir jums nusikrauna žaidimas, čia jūs įsivaizduokit, kad žiūrit per akinius visą tai ir jūs pasiruošę žaisti, jums ką reikia tiesiog pultę nuleisti pagaliuką, pradės skaičiuoti ir jūs skraidote. Tai iš principo yra tiek, dar kartą gal parodysiu, kaip sakiniais, galim ištraukti iš čia, šitų pultų mes pabaigiam. Čia kaip ekvivalentas akinių. Reiškia, paėmės irgi tą kabelį. Čia tik tai skirtumas tas, kad čia yra HDMI mini, nes akiniuose jis yra ta jungtis HDMI mažesnė šiek tiek, įjungia. Sakysim, aš prijungsiu bateriją yra. Įjungsiu akinius. Čia mygtukas. Vieną kartą ir reikia jau palaikyti šiek tiek ir jie dabar įsijungia. Čia matote dabar yra analoginis. Ta prasme, įėjimas įjungtas, man reikia ratuką 2 kartus taip paspaust. Ten atsidaro meniu toksai, jeigu matote. Ir ten man reikia pasirinkti HDMI su tuo ratuku nuėjus žemyn. Tai paspausiu. Viskas pasidarė ten juoda, čia kabelį čia ir jis mane žaidimas akiniuose. Ten, ir kitas dalykas, jūs galite truputėlį pažaisti su rezoliucija, nes, sakysim, jeigu paimsit akinius, paspausite vieną kartą šitą mygtuką ir paskui paspausite ratuką, atsiras grinai toks meniu, matot čia, aš dabar su ratuku žemyn neįsiu. Ir yra display. Galit paspausti display ir nueiti. Tuo parodysiu, kur mes nueisim. Aspect ratio. Mato 16:19. Jūs galite jį visi susimažinti ir pasidaryti 3:4. Nes, kitų atveju tas vaizdas biškį ištimtas tenai. Tai galit pažaisti su to, pabandyti taip įjungę. Arba, pavyzdžiui, paspausti ir pakeisti 16:19. Tai čia dar tokių opcijų yra. Ir paskui lygiai taip pat, kai pas jūs kompiuteris yra įjungtas, jūs tiesiog galit pasireguliuoti. Matot, mano pelytė čia po visur vaikšto, čia galiu reguliuotis, čia kaip viskas pasisakiniuose. Žiūrėkit, nueikite, dabar aš Užsiim kompiuterį, kad jūs matytumėt gerai, nueiti
šitą obuoliuką paspaus, System Settings, nuvedė tenai. Ir tada reikia nueiti į Display. Jums atsidarys šitas. Ir va, čia jūsų yra kaip ir akiniai. Čia va, jūsų yra kaip ir akiniai. Ir tada jūs čia galite, va, būtinai žiūrėkite Use as a mirror for monitor. Aš čia yra, va, stop mirroring, tai va, jisai nustos ir viskas. Ir matote, čia ekranas pasikeitė. Jums prapaus. Tai va, kad būtent rodytų viską, kas pas jūs kompiuteris rodo. Tai va, einate, spaudėte čia ir mirror the monitor. Paspaudžiat. Ir va, tada jums pradeda rodyti lygiai tą patį, va, kas kompiuterį, tas pats ir čianai. Tai va, čia gali pažaisti su tuo. Ir kitas dalykas, va, padarykite Optimize arba jūsų kompiuterio ir monitor. Tai žiūrėkit, kad būtų paukščiukas Optimize for the monitor. Tada jūsų akinių vaizdas bus optimatizuotas būtent, kad viskas normaliai matytųsi. Ir dar galite paspausti monitorių, jums čia duos visokias rezoliucijas. Tai jeigu jūs matote, ten vaizdas kažkaip ištemptas ar neteisingai, ten priklausomai kokie pas jūs akiniai, jūs galite pakeisti visokias rezoliucijas, jums biškai kitaip, sakysim, pats ekranas, galite žiūrėti, čia keisdami tas rezoliucijas, jums tiesiog rodys įvairesnį vaizdą, čia išviuriu paspausiu žaidimą, pažiūrėsim, kaip tas ekranas jums atrodo. Šiais pas mane kompiuteris yra USB-C, bet tai gali būti ir USB-A. Tik tai tiek, kad, būtent tuose akiniuose visur dažniausiai yra HDMI mini. Čia parašyta tik HDMI, bet čia iš tikrųjų angalis yra HDMI mini. Ne micro, bet HDMI mini, nes ten yra 3. HDMI, HDMI mini ir HDMI micro. Čia yra mini. Pas mus kompiuterį taip rodo ir čia žiūrėkit, kaip rodo, kad čia jūsų goglose bus toks vaizdas jūsų akiniuose. Tai klausykit tiek, daugiau aš nesigilinsiu, su Skyzone akiniais ir monitorium aš dirbu daugiausia, tai aš turėjau pavyzdžius, visą kitą, pas akinius, kaip prisijungti ir taip toliau visiems, jeigu iš čia neaišku, iš mano video reikės patiems pasiraiškinti, tai nueikite gal į dronų parduotuvę, galų gale man parašykite, būkite tikslus, kokie pas jūs iš tikrųjų akiniai, koks kompiuteris, kad aš žinočiau, komentaruose parašykite, aš pabandysiu padėti. Bet apskritai pradėti mokytis skraidyti tikrai nebūtina su akiniais. Kompiuterio ekrano pakanka, prisijungite savo pultą ir ant kompiuterio ekrano arba žaidimo konsolėje galite savo ramiausiai žaisti. Su Liftoff atrodo baigiam, sėkmės, ir iki greito, laukite naujų video.